pavyzdžiui, kas vakarėliui suteikia daugiausia vaibo tavo manimu? Narkotikai. Šitą užpipinsim. Sveiki, chebrytė, tikriausiai dar manęs nepažįstat. Aš esu Robis Džo ir tai yra Džo tūsai. Tai mes keliausim per geriausius Lietuvos tūsus, rodysim jums, kas vyksta viduje, bandysim kalbėti organizatorius, dalyvius, na ir pažiūrėsim, kas ten darosi. Pirmasis vakarėlis paplūdimy, kuris vadinasi Gravity Beach Party ir aš tikiuosi, jis paliks geriausias emocijas, todėl važiuojam pasižiūrėsim. Kaip jums šitas tūsas? Kokie įspūdžiai? Dar neprasidėjo. Gero tūso receptas. Pisti džeko, litrą ir varyti. Ką manot apie patį renginį? Kaip jisai jums? Koks buvo pirmas įspūdis atėjus? Ką galėtum pasakyti apie šitą tūsą? Mes, tu matėjai, su laivu čia priplaukėm. Ok, su laivu? Tai ten Va žalia. čia, va, išleidžia kaip didžiai, mes čia iš vis pagrindiniai žmonės. Atėjus, kada buvo reklama tūso, buvo wow, pagaliau pas mus kažkas grynam ore ir dieną labai įdomu. Labai geras vaidmelis, žiauriai smagu, nuostabus oras, nuostabi kompanija, labai linksma ir smagu. Su vėliavom Lietuvos patriotai. Ok, o tai čia žalia valtis jūsų? Ne žalia, juoda buvo. Labą dieną, lietuviška, ne? Lietuviškai. Matau, senas vilkas tūsų būsit. Ne, aš dar jaunas vilkas. Jaunas vilkas. Atvarėm pasibandyti gliteriuko, nes žiūriu, kad žmonių eilės stovi belenkokios. Tikriausiai bus įdomu. Tai pabandysim ir gal kažką gero man išlipdys ant mano veido. Esam šiandien Gravity Beach Party ir kaip vertinat savo nuotaiką šiandien nuo 1 iki 10? Jaučiu, kad man dirbti nebereikia, man atrodo. Nebereikia dirbti su aš. Pirmas klausimėlis būtų. Tave irgi priimsim į tą ratuką. Vai. Pirmas klausimėlis. Jo. Kokie jūsų įspūdžiai iš šito tūso? Apienai. Kokia buvo tokia įdomiausia vieta, kur esi uždėjus padarius glitterį? Gal tiesiog krūtinė moters, tokia sakyčiau, nes kažkaip kitų vietų tokių ir nebuvo, pagrindė veidas rankos. Ir koks jūsų tikslas šiandien čia atėjus? Mano tikslas šiandien geriausiai užvaibinti šitam vakarėlėje. Tokias nuotaikas ir perdodam Gravity Show. Su laivu atplaukėm nuo Žvėryno tilto iki čionais. Ir čia prisišvartavom, apsauga prie, sako, negalim, mes visi bilietus turim. Šiaip netai praleido. Bet laivą palikote, ne? Laivas atplaukė atgal, išplaukė. Bet čia nuomojamas laivas buvo? Jo, nuomojamas, faktas. Aš galvau prasinešim po baliaus visi. Nu, tai galėsim, vėl įsivaskambinam išnuomojam. Pasiimsim biškį malaiškų ir varom. Malaiškų reikia ne biškio daug. Kokie pirmieji įspūdžiai iš tūso? Gražus, nuogi žmonės, šiaip pakankamai nemažai išsirengusių. Kaip jums festivalis? Mes tik atėjom, dar nesupratom. Jūs ką tik atėjot? Taip. Tai reikia, man atrodo, kažko stipriau, ar ne? Gal reiktų, arba daugiau. Kaip vertinat šitą festivalį? Oi, daugiau būtų. O kas būtent daugiau? Ko daugiau? Tokių vakarėlių, tokių minčių. Labai super viskas. Vieta tobula, žmonės linksmi, gražus. Labai fain. Nežinau, nesenai atėjau, žinok, tik iškart čia tik atėjau. Tai dar net neabėjau visos vietos. Supratau. Labai geras oras, labai patinka muzika, smagiai. Burbulai, va, matau, vyksta pasipuošimai. Tai dabar vyksta tik tai įėjimas į vakarėlį. Ta vaiba visą, ne? Jo. Super. Tik atėjau. Super. Iš karto čia prišokau. Ko reikėtų šitam festui, kad jisai būtų dar populiaresnis? 2 dienų. 2, geras. Lemba, visai nepagalvojau. Labą dieną. Labą dieną. Norėjau pakalbinti. Kaip jums festivalis, sakykit? Man šiaip festivalis labai patinka, pirmieji įspūdžiai ganėtinai įdomus. O, jau galiu ir atsisukti. Jo, festivalis labai geras, žmonės priima labai viską maloniai, muzika gera, vaibas geras, šokiai nuostabus, burbulai. Oras. Oras galėtų būti biški
netoks karštas. Jam SPF reikėtų šiaip užtepti, matau. Vyrai. Aš mačiau, kad ten yra užrašas, kad geriau nei pas mamą. Tai kaip čia suprasti? Ne, geriau nei pas ir viskas, taškas. Ok. O tai kuris iš jūsų čia masažuoja? Abudu. Aš renginys jau po renginio. Nežinau, papasakok, pavyzdžiui, kas vakarėliui suteikia daugiausia vaibo tavo manimu? Narkotikai. Šitą užpipinsim. Kitą variantą gal turi. Jo, turiu, šiaip gera kompanija, geras vaibas, geros nuotaikos. Kill, marry, fuck. No. Davai, rinkis žinutės. Beri. Ką mėri? Tai tu turi išvardinti pagal visus tris, kurį bičą renkiesi. Kurį kill, kurį mėri, kurį fuck. Ne iš mūsų trijų. Nežinau. Sakyk, rinkis. Nežinau. Ką nežinai, nes literaliai tavo vyras. Tai rinkis, Tai ką čia? čia dirba. O kas jisai tau toks, draugas? Vyras. Vyro, fuck, tai kodėl nemėri? Just couple of questions. Yeah. How is the festival for you? Very good, man. Very good. Awesome, man. So you came from Latvia to Lithuania? Yes. Yes, for this festival? Yes. Fucking great, bro. Thank you, mate. Yeah, what Cheers, man. what do you think? What do you need to add more to this festival? Nothing more, mate. Nothing more? Perfect. Aš netgi sakyčiau, sunku ir pakomentuoti kažką, kai gauni tokį gerą jausmą, klausantis muzikos. Gal trūksta porą mergaičių, kad dar šokinėtų aplinkui, bet šiaip čia yra kažkas naujo. Ir man atrodo, gal netgi geriau už mergaitę. Ačiū tau, labai geras masažas, tikrai rekomenduosiu ir ne tik draugam, bet ir visai šitai hebrai. Būkit sveiki. Čia buvo kažkas. Man atrodo, po tokio reikia varyti pjauti ten senį. Įmam alaus ir judam. Flashing lights, flashing lights.